sutartis su Šaulių sąjunga pasirašoma su tuo tikslu, kad kolegijoje esamos studijų programos inžinerijos būtų nukreiptos daugiau į krašto apsaugą ir studijų programuose galėtumėm paruošti specialistus viduriniosios grandies, būtent tinkamus krašto apsaugai arba įmonės, kad būtų daugiau pritaikyta ir būtent krašto apsaugos poreikiams. Šiuo metu mes neturime tokios studijų programos aukšto mokslo, tačiau mes rengiame studijų tokią programą bepiločio transporto inžinerijos, kuri apims ir bepiločio oro transporto inžineriją. Kadangi bepiločio transporto inžinerija apima ne tik tai oro, bet ir sausumos ir vandens transportą. Pagal planą maksimum ji galėtų atsirasti jau nuo rugsėjo mėnesio, o pagal planą minimum tai jau galėtų atsirasti nuo kitų metų. Studijų programa apims keletas sričių, tai sakykime, iš vienos pusės yra mechanika, elektronika, duomenų perdavimas, tai jau informatika, taip pat apims teisės klausimus, kaip teisėtai naudotis tais dronais ir, aišku, apims tuos aukštojo mokslo pagrindų dalykus. Pačių dronų gamybą mes galvojame, kad turėtų būti Lietuvoje, tai ruošiame specialistus būtent tų dronų gamybai iš atskirų komponentų, kurie turėtų būti vėlgi pagaminti arba pačioje Lietuvoje, arba Europos Sąjungoje. Ir būtent mūsų studentai baigę studijų programas turės gebėti konstruoti ir numatyti gamybos linijas ir dalyvauti dronų gamyboje. O dabartinė įranga, kurią mes turime ir dar papildysime, leidžia gaminti atskiras detalės, gaminti dronų prototipus, kad galima būtų juos vėliau tobulinti. Tai mūsų pagrindinis tikslas yra, kad mes turėtume galimybę pasinaudoti hackerspace'u, tai ten, kur galėtumėm konstruoti dronus. Mes turime jau šiek tiek patirties, dirbame su ukrainiečiais ne vienerius metus, tai turime jau brėžinius, mokame visą tai daryti, yra atvykę taip pat ir Lietuvos gynybos pramonės atstovai, tie, kurie jau gamina ne vienerius metus, nes jau pradėta čia yra prieš 10 metų, mes visą tai darėme per pratybas, krisdavo, nepavykdavo pastebėti, tai dabar per tas 10 metų esame užaugę ir norime pasidalinti patirtimi ir su studentais. Na, ir mainais gauti galimybę, kad galėtumėm čia ateiti eksperimentuoti, nes viską reikia daryti patiems, nes jeigu, pavyzdžiui, dabar tenais didžioji dalis yra viskas yra iš kiniškų dronų ir jeigu tose kraštuose kiltų konfliktas, kas iš tikrųjų labai yra galima, tai tada tų detalių nebebūtų. Tai mes turime čia Lietuvoje išvystyti savo gynybos pramonės, nes jeigu nėra gynybos pramonės, nėra gynybos. Yra Šaulių sąjungoje žmonių, kurie turi gamyklas, tai kurie ir testuoja, kurie turi mokslinį potencialą ir surinkinėja įvairiausius dalykus. Tai reikia galbūt ir jiems reikia naujų darbuotojų. Tai čia galbūt yra gera galimybė pamatyti, kaip visą tai vyksta. Noriu studentam galbūt pasižiūrėti, užsikabinti, galbūt kažkas norės irgi toj srityje specializuotis. Aš manau, kad šita gynybos pramonė dabar bus rungtyniavimas pasaulyje gėrio ir blogio per pastaruosius 5 metus ir pamatysime jau tokius rezultatus kokiais 28-30 metais.